I love Jesus. Aš myliu Jėzų. But I gotta tell you, he confuses me sometimes. Bet turiu prisipažinti, aš kartais jo nesuprantu. You remember years ago, those little bands, What Would Jesus Do? They're still out here. August still has one. That's great. What would Jesus do? WWJD, the phrase, what would Jesus do? Žinote tą frazę, ką Jėzus darytų dabar. And while I love this phrase, it also frustrates me or confuses me. Ir kai aš pagalvoju apie šitą frazę, aš suglumstu. See, we have pictures in the Gospels of how Jesus lived. Evangelijoje pasakojama, kaip Kristus gyveno. We have these wonderful pictures of he gets up early in the morning. Tai nuostabus paveikslai, jis atsikelia anksti ryte. It says he goes to be alone and solitude. Atsitraukti į vienumą, į maldą. To work on this relationship with his Father. Kad jisai stiprintų tą ryšį su savo tėvu. The disciples wake up and they're like, where did he go? Where is he? O jo mokiniai atsibunda ir sako, kur Kristus, kur jisai? And there's this wonderful picture of communion with him, with his dad. O čia nuostabus paveikslas, jo komunijos laikas tarp jo ir jo tėvo. The night before he's arrested. O naktį prieš jį suimant. He's sitting in the Garden of Gethsemane. Jisai sėdėjo Getsemanės sode. And he tells the disciples, stay awake and pray, stay awake. Jisai prašo mokinių, budėkite dabar ir melskitės. And every time he comes back, they're sleeping. Ir kiekvieną kartą jis sugrįžta, jie And he's miega. crying out to his Father. O jisai šaukėsi tėvo. If there's any chance, take this away from me. Jeigu yra kokia galimybė, patrauk šitą taurę nuo But manęs. not my will, your will be done. Bet ne mano valia, tegu tavo valia būna išpildyta. Another great picture of solitude, of meditation, communion with the Father. Dar vienas nuostabus paveikslas, kokį Kristus turėjo nuostabų ryšį su savo tėvu. And some of you, personality-wise, you're wired like that. Ir kai kurie iš jūsų, jūs taip pat esate taip susieti. When you think of worship, you think of quietness. Kad jūs pagalvojate apie šlovinimą, jūs galvojate apie ramybę, tylą. Stillness. Ramybės laiką. Psalm 42, be still and know that I am God. 42 psalme sako, būk ramus ir žinau, kad aš esu tavo Dievas. But see, Jesus didn't just do that. Bet Kristus ne tik tai taip elgėsi. See, when there's a bunch of, well, there's 5,000 men, probably 15,000 people. Gal 15,000 žmonių susirinkę apie jį. And Jesus says, hey, feed them. Ir jisai sako, pamaitykite And the juos. disciples are like, are you kidding? There's too many people here. O mokiniai sako, čia per daug žmonių, kaip mes tai galėtume. And only being God, what do you have? Ir ką mes turime? Nieko. A couple little fish, a couple loaves of bread. Porą žuvyčių, porą kepalėlių duonos, He multiplies it. bet jis tai And padaugina. it feeds 15,000 hungry people. Ir tai pamaitina 15,000. 15,000 alkanų žmonių. He meets a physical need. Jisai atsako žmonių fizinį poreikį. Come on, blind Bartimaeus. Aklasis He's Baltaramėjus. sitting on the street. Son of David, have mercy on me. Jisai sėdi gatvėje ir šaukia, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. And Jesus comes over and says, what do you want? O Jėzus ateina ir sako, ko And I love nori? it. He just says, I want to see. O jis tiesiog paprastai atsako, man tai So what patinka, does aš noriu Jesus matyti. do? Tai ką Kristus padaro? See, brother. Matyk, broli. All of a sudden he's running and he's dancing and he's seeing for the first time in his life. Ir staiga jisai pašoksta ir jisai pradeda matyti viską pirmą kartą savo gyvenime. See, Jesus was filled with action. Kristus buvo pripildytas veiksmo. He saw a need and he met it. Jisai matė poreikį ir jisai atsakė. He fed people. Jisai pamaitino He žmones. healed people. Jisai gydė He, žmones. huge one, forgave people. Ir tai yra labai He- gausukas padarys, atleido žmonėms. Loved people. Jisai mylėjo žmones. Okay, like we do in youth group every Friday. How many of you want to be loved? Ir tai, ką mes darom kiekvieną penktadienį. Come on, how many of you want to be loved? Come on, Kiek iš jūsų nori raise your būti hand. mylimi? Do you want to be Pakelkite loved? rankas, kas norite būti mylimi? Oh, you mean the rest of you sitting there like this? No. I want to be hated. I want to be despised. I want the world to treat me like crap. Are you serious? How many of you want to be loved? How many of you want to be loved? Now look around. Look around. We all want this. Mes visi norime būti mylimi. And guess what Jesus does in action? He loves us. O Kristus tada žengia žingsnį, jisai tada mylimas. And I get confused by these two extremes. Ir aš kartais susipainioju tarp tų dviejų kraštutinumų. See, in the Christian life, Krikščioniškam gyvenime. am I supposed to just do this all day? Ar aš turėčiau visą dieną tik tai klūpoti ant kelių Lord, have mercy on me, I'm a sinner. ir atgailauti viešpatie turi I don't deserve your grace. Aš
Forgive me! Atleisk man. And yes, we are to do this. Ir taip mes tai turėtumėm daryti. But we are also supposed to meet needs. Bet mes taip pat turėtumėm atsakyti į poreikius. We are supposed to serve. Pasitarnauti. And the problem is, those of you who love to sit and meditate and pray, it's a wonderful thing. O problema yra, kad tie, kurie mes mėgstame sėdėti, medituoti, tai yra geras dalykas. You look at these people over here are always busy. They're always doing things. Jūs žiūrite čia žmonės, jie visada kažką tai daro. Gotta organize chairs. Jie tvarko kėdes. Gotta make sure the lights are right. We gotta vacuum and clean. We gotta prepare food. Paruošia maistą. Often we look at these people and say, "You're not very spiritual." Mes paprastai pasižiūrime tos žmonės ir sakom, tu nesi Are you labai kidding me? dvasingas. You're that busy? Tu esi tiek užsiėmęs, tu juokauji. And often those of us who do this, O kiti mūsų, kurie čia lakstom, look at these people. žiūrime į tuos, į kitą frontą Come on, get off your knees and do something. ir sakome, atsiklauk ant kelių. Are you serious? You're praying more? Ar tu išpratėjai? There's people out here who need to be fed. There's people out here who need to be loved. Tu nejuokauk, yra žmonės, kuriems reikia parodyti meilę, kurias reikia pamaitinti. And often there's a huge divide right here. Ir labai dažnai tai būna praraja tarp nesusikalbėjimas tarp tokių dviejų frontų. And not only individually in our lives, Ir kartais netgi ir mumise pačiuose. but corporately as a church, Ne tik mums, atsiprašau, bet kaip bendruomenėje. we need to learn to live in both of these. Mes turime išmokti sugyventi du tokie skirtingi frontai žmonių. Amen? Ar ne taip? Amen? Amen. So be it. Open with me if you have a Bible to Luke chapter 10. Luko 10 skyrių atsiverskime, prašau. We're going to look at two sisters. Mes pasižiūrėsime į dvi seseris. And they have this conflict right here. Ir jos turėjo tą konfliktą tarpusavyje. Luke chapter 10 verse 38, it says, "As Jesus and his disciples were on their way, they came to a village where a woman named Martha opened her home to them." Luko 10 nuo 38 eilutės. Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį paviešėti. Martha's one of these people over here. Morta yra viena iš tų, kuri pastoviai zuja, dirba. She opens her home. Jie atveria savo duris. How many of you love opening your home to strangers? Ar jūs mėgstate atverti savo duris nepažįstamiem žmonėms? How many of you think, uh-oh, look what they're going to see? Dabar išsigastate, žiūrėsim, kaip čia dabar atrodys. She doesn't worry about this. She opens her home. Jinai nesirūpina, jinai atveria savo namų duris. Talk more about her in a minute. Verse 39. 39 eilutė. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Ji turėjo seserį vardu Marija, ši atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Mary's the quiet sister. O Marija yra ta ramioji sesuo. There's so much significance in this one verse. Tiek daug yra reikšmingumo prasmės šitoje eilutėje. First of all, she's quiet, she's meditative, she's contemplative. Ji yra rami, ji medituoja. Secondly, she's at Jesus' feet. Antra, jinai atsisėdo prie Kristaus kojų. Understand the cultural significance here. Supraskite taip pat kultūrinę svarbą čia. Jesus, the Son of God. Kristus, būdamas Dievo sūnus. Time period, he's seen as a rabbi. At this time, he's seen as a rabbi. Tuo metu jisai buvo žiūrima kaip į mokytoją. Rabbis did not allow women to sit at the feet and listen. O mokytojai, rabinai, jie neleisdavo sėstis moterims prie kojų. Our God breaks every cultural norm there is. O mūsų viešpats čia sudaužo kiekvieną kultūrinę normą, kuri buvo nustatyta. Please. Is it scriptural or is it cultural? Ar tai yra pagal raštą, ar tai pagal kultūrą? Jesus breaks these cultural barriers. Jis sudaužydavo tos kultūrinius barjerus. He lets a lady sit at her feet, the place of men at this point in time in history. Jis leidžia moteriai sėdėti prie jo kojų tuo metu, kai vyrai dominuodavo. She sits and she listens to him. Jis sėdi prie kojų ir jį klauso jo. Verse 40, but Martha was distracted by all the preparations that she had made. And she came and asked Jesus, Lord, don't you care that my sister's left me to do all this by myself? Tell her to help me.
40 eilutė. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimo. Jis stabtelėjo ir pasiskundė: Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti, sakyk, kad ji man padėtų. So Martha's cooking. Taigi Morta gamina She's maistą. cleaning the house. Ji valo namus. She's busy making sure all the food doesn't spill over and it's all ready at the same time. Ji rūpinasi, kad viskas būtų paruošta laiku, maistas išvirtas laiku. You all know this picture. Jūs žinote tą vaizdą nuo puodo prie puodo, nuo puodo prie puodo. And I love it because her sister's just sitting here going, O jos sesuo čia ramisiai klausos ir sako: kalbėk, Kristau. touch my heart. Paliesk mano širdį. Let me understand. Leisk man suprasti. Hey, woman, get over here. I know you're my sister, but come on. Ei, moterė, pasijudink, padėk man. The noodles are flowing over. The meat is getting spoiled. Come on. Mėsa jau pridega į puodą, šitas bėga, ateik, Would padėk you man. get off your knees and come cut some of the cucumbers? Let's go. Greičiau nuo kelių česnokais atbėk man agurkų supjaustyk. Oh, Jesus. O Kristau, Speak to my heart. kalbėk į mano širdį. Let me understand. Daug man suprasti. Could you imagine her? Are you gonna help now? Ar tu man dabar padėtum? Padėsi? Come on, sister! Greičiau, sese. And then she says, Jesus! Tada jis sako: Jėzau, Tell her she's wrong! pasakyk jai, kad jinai klysta dabar. You guys ever done that with somebody? Ar jūs nesielgia taip kada nors su kitu žmogumi? Lord, Viešpatie, let my wife see her sin. duok man, kad mano žmona matytų jos Let nuodėmę. her see that she's not loving me like she should. Kad jinai matytų, kad nemyli manęs taip, kaip jinai Don't raise your hand. I know you've all done it. I'm gonna do it. Aš žinau, kad kiekvienas iš jūsų dabar turite esate savo širdytai. Martha is mentioned 3 times in Scripture. Morta paminėta 3 kartus rašte Biblijai. Another one is when her brother dies, Lazarus. Kitas kartas yra, kada Lozorius, jos brolis, miršta. He'd been dead 4 days. 40 dienų jis išgulėjo lovoje. And she hears that Jesus is right outside. Jinai išgirsta, kad Kristus atėjo į kaimą. She drops what she does and she runs out to him. Ir tada meta visą tai, ką nedarė, jinai bėga, tekina pas Kristų. Jesus, if you'd been here 4 days before, you could have healed my brother. Kristau, kodėl tu netėjai anksčiau? Tu galėjai būti jau čia 40 dienų prieš tai išgydyti mano brolę. Jesus says, Kristus atsako, he will resurrect again. jisai prisikels. And Martha says, I know, I believe you are the Son of God. He will rise again in the afterlife. Morta sako: aš tikiu, tu esi Dievo sūnus ir aš tikiu, kad jisai prisikels po savo mirties. And Jesus says, Martha, O Kristus atsako: Morta, I am the resurrection and the life. aš esu gyvenimas ir He who prisikėlimas. believes in me will never die. Kuris tiki į mane, niekada nemirs. And in this next couple verses in John, O kitose eilutėse Jono Evangelijoje it says that Mary is at home sako, kad Marija buvo namuose, contemplating. meldėsi. See, it's part of their personalities. Ir tai yra asmenybės. Martha is a go-getter. She wants it when she has people in her house. Morta, kada pas ją yra žmonės, The food, the presentation, the way the house looks jie yra svarbu maistas, kaip namai atrodo is sutvarkyti. more important than the communication. Jie tai yra daug svarbiau negu kad bendrystė. And when Mary has guests, O Marija, kada turi svečius namuose, the people are what matters. jai svarbiausia yra žmogus, kuris pasipriešia. Neither one of them is wrong. Bet nei viena iš jų nėra neteisi. But you sense from the passage, Martha thinks that she is right. Pagal raštą matosi, kad Morta yra įsitikinus, kad jinai yra teisi. We need to be people who serve. Mes turime būti žmonės, kurie patarnauja. The Apostle Paul, Apaštalas Paulius he calls himself a servant or a slave. vadina save vergu arba tarnu. This word in Greek is doulos. Graikiškas žodis duos. See, by Paul's free will, Paulius sako savo laisvą valią. he says, I will be a slave to you, Aš God. būsiu tau vergas, Dieve. A slave, Vergas. not a child, Ne vaikas. not one who's going to get all the rights of the kingdom. Ne tas, kuris pasiima visas teisės He karalystės. says, I will be a slave